Sveiki visi, čia Blockheadpals ir sveiki sugrįžę prie Geometry Dash dar vieno video. Ir taigi, šiandien kalbėsime apie 5 lengviausius demonus, kuriuos aš atradau. Gali būt, kad ir man, gali būt ir kitiem, nežinau, bet, čia yra lengviausi demonai, kuriuos galėtumėt startuoti. Taigi, pirmas yra Speed Racer. Taigi, šitas yra labai lengvas gameplay. Tiesiog biški tas, skraidimai ten biški yra, ten dvigubi, bet labai lengvas. Ir šitas buvo mano pirmas demonas, bet, aišku, aš šitą per kitą telefoną bariau, taigi. Ir šitas labai lengvas yra. Taigi, ir man kodėl, yra ant 5, jeigu, gali būti Lightning Rod arba visa kita. Lightning Rod yra labai sunkus, man. Jisai nesunkus dabar, aišku. Aišku, aš tik dabar pradėjau žaisti šitą per savo telefoną ir jisai 12%. Tai, jo. Taigi, manau, kad aš, bandysiu įveikti šitą. Šitas buvo mano pirmas demonas, aišku, aš tiesiog jo labai maniau, kad jisai buvo žiauriai sunkus. Bet, dabar čia jisai lengviausias dalykas. Ir aš jį įveikiu pirmiau negu Clubstepas. Taigi. Bandysim įveikti šitą. Ir jeigu neįveiksiu, oh my goodness. Čia top 5 lengviausias demonas per Geometry Dash. Taigi, čia, va šitas, flyingas yra gana biškai sunkus. Ne, 95, bro! Čia tiek daug buvo, čia paskutinis. Žinokit, aš baigiau šitą levelį. Nes aš esu toks nubiškas žaidėjas, kad jisai man per sunkus. Jisai labai lengvas, bet man per sunku. Kitas levelis, aišku, yra, Lightning Rod. Aš sakiau, jisai man sunkus, bet jisai, pusė auto yra. Rimtai. Daug kas žinom, bet rimtai. Rimtai. Ok, aš jo tikrai nenoriu įveikti, dėl to, kad aš tikrai. Oh my goodness. Nereikėjo man šito imti ant to video. Bet, tas levelis, jeigu nori challenge'o, tai gali imti. Bet, man tai. Aš jau 27 minutės čia filmuoju dėl šito levelio, tai aš tikrai nenoriu čia knesti su juo. Su to Speed Racer. Dar Death Moonas yra dar sunkesnis, juolab, kurį aš bandau dabar įveikti, juolab įveikiu 18%. Taigi čia man, šitą vietą sunkiausia buvo, bet, perėjau, taigi. Bet štai šitas levelis biškis už 4 vietą yra dėl to, kad jisai turi labai daug prisiminti. Dabar, pavyzdžiui, turi šitą vietą, pavyzdžiui. Labai sunki, bet, gali prisiminti kažkaip. Okay. Gali įveiksiu ant pirmojo tempo. Please. Bet šitą vietą žiauriai random yra. Jup! Įveikiu ant pirmo. Oh my goodness. No thanks. Gerai, tai šičia labai easy dėl to, kad jisai yra pusiau auto. Taigi, manau, čia pats lengviausias levelis praktiškai nuo ant 4 vietos. Taigi, ant šitos, sakyčiau, 3 vietos yra The Nightmare by Jack. Aišku, čia obvious. Nes, čia rimtai. Čia pats populiariausias levelis ir kiekvienas jį žino, bet, jeigu tu nežinai jo, tai jisai, nežinau kaip pasakyti, bet jisai yra labai lengvas. Biški feikų yra, aišku, vis tiek, bet, čia jisai nėra taip kaip Lightning Rod. Jisai yra labai lengvas, aišku, bet šitos vietos aš nekenčiu.
Dėl to, kad čia reiks spaminti ir aš juos... Šitą levelį labai senai kažkada tai žaidžiau. Aš jį esu įveikęs. Bum! Taigi. O čia jisai labai lengvas šitas levelis, aišku. Nu, šičia ta idėja irgi buvo lengva, bet aš, jie. Jau taip, stresuoju nuo to ten speed race. Taigi, bet šitas labai lengvas yra. Jeigu, čia dažnai kas nori pirmą, aišku, padaryti, tai jisai, pirmas demonas gali būti, bet aš speed racerį įveikiau pirmą, kuris man ne. Taigi, kitas yra Shiver by Ace Picale. Taigi, šitas yra, labai, nieks nežino praktiškai šito levelio, bet jisai labai lengvas skaityti. Aš jį, aišku, įjungsiu ant praktikos, norėsiu tiesiog parodyti, kaip tas levelis atrodo. Taip, va, žiūrėkit, rimtai. Čia kaip galima, čia labai lengvas, aišku, aš tik noriu auto checkpointus gerai, nes aš tikrai nenoriu čia tastyti su tais, čia labai lengvas tas skraidimas, bet rimtai ir va šitas, vat užtat, vat kaip nepataikai, būna vat taip, va. Bet vat užtat, šitas vaivas yra pati sunkiausia vieta praktiškai, čia pati sunkiausia, bet, irgi va kaip. Lengva, gerai, va šitą čia reikia tiesiog spaminti, aišku, čia labai lengva, čia bufferinti tiesiog, viso, pamatai orbą, tiesiog nesvarbu. Jokio taimingo nereikia man žinoti. Tiesiog, kaip per speed racerį tenais, kaip buvo, tai jo. Čia, bet aišku, aš kad nelabai esu. Taigi, čia pinigas yra lengviau imti. Štai, va šitą vietą, čia, turi praktikuotis, bet čia yra pirmas ir paskutinis, tiesiog. Pirmas, paskutinis. Rimtai. Čia šitą ėmė, po to čia du paskutinieji. Čia pirmas paskutinis. Čia, čia nieko. Čia du paskutinieji. Ir, čia labai lengva prisiminti. Ok. Šitas spideris biški, gal, bet, čia nėra. Vat juolab, bet aš labai. Ok. Čia labai lengva, bet čia dar yra va šitas, bet čia tiesiog paskutinį paėmė. Viso. Paskutinį iš 2 eilių. Viso. Viskas. Taigi bandysiu įveikti, bet šitas labai lengvas. Lengva buvo čia.
Bū. Na ir pats lengviausias demonas, kokį aš manau, yra, man lengviausias ir kitiem, yra Platinum Adventure by Jerry 4. Taigi, yra jau aišku, gal šitas nieko, gal kažkas nežino, bet pažiūrėk. Rimtai. Čia toks lietas yra, čia kaip Shiver, aišku, bet čia žymiai lengviau. Bet, čia feikų yra tik 3 praktiškai, nežinau, gal paskaičiuosiu, bet va. Eini į kitą tiesiog. Ir šičia irgi vaivas, va. Tiesiog bandai eiti, labai lengvas iš tikrųjų. Bet, va, tenais UFO vienas yra vieta, kur tenais sunkiau yra biški. Turi prisiminti, bet, čia labai lengvas yra. Bet pabandysiu įveikti. Gal ant praktiko dabar čia tai parodysiu viską. Va, čia bolas va yra, pupum, tiesiog paspamini biški. Šitą, va, lauki, va, 2 šitie, psio. Va, štat šitą vietą, bet jie keičiasi. Tai reikia biški prisiminti, bet čia labai atvira. Okay. Šitas robotas irgi reikia biški prisiminti, bet, jau rimtai. Va. Tiesiog biški pašokinėjai. Ir va, čia tiesiog skraidai. Čia labai lengva skraidyti. Čia biški ilgokas yra, čia bus kažkur tais dar vienas fake. Aišku, bet, o kas man dar? Aš nebuvau neįvykiu šitą normaliai. Va, kažkur bus, va. Pum. Čia irgi va, kaip lengva. Va, šito paskutinio, bet va, net parašo, kad tu negali ten imti. Va, šitas irgi, va, panašus į Future Funk šitas, iš tikrųjų, man to galinis. Va, čia yra biški, va. Bet, va, irgi. Tiesiog paskipini vieną džempą ir šito nešokį. Gerai, 4 tempai ant praktikos. Taigi, sakau, čia labai lengvas, aišku, tik pinigėliai ten paimti nėra lengva. Boom. Demon Master. Ok, žodžiu, čia, rimtai, pažiūrėkit, kiek tempo. 11, kad įveikčiau. Ok, žodžiu, čia lengviausias, aišku, tik tais, aš, užtat, parodys, kurio vietoj. Visą laiką, matėt, 6 tempai kažkokie buvo iš tikrųjų, bet aš iš tikrųjų, šitos vietos visą laiką mirždavau. Taigi, tas biškai sunku, bet, žodžiu. Čia, pareini tą vietą ir viskas. Taigi, manau, čia šitas video padėjo jums. Su jumis buvo Blockhead Paulius ir viso gero.